www.laimonas171.com. Subscribe. Sveiki, mano vardas Laimonas ir parodysiu, kaip sukurti prisijungimą savo tinklapiai. Taigi, visų pirma, supažindinsiu su domenų baze, tai naudosiu tą pačią domenų bazę iš praeitos pamokos, tai yra iš registracijos, tai bus domenų bazė test, lentelė users, kuri turės 3 laukus UID, kas yra vartotojo ID, username ir password. Password, tai yra slaptažodis, bus šifruojamas MD5 funkcijos pagalba. Taigi galim pradėti programuoti. Visų pirma, mums reikės susikurti HTML formą. Šiam atveju naudosiu PHP išvesti, tai būtų echo. Ir čia bus mūsų form method lygu post, tai naudosim post metodą. Action bus login PHP, tai yra į tą patį dokumentą. Tai naudoju dėl to, kad vėliau naudosiu get kintamosius atsijungimui ir kad nebūtų jokių nesusipratimų. Taigi nukreipiu į tą patį dokumentą. Po to mums reikės keletos laukų, tai būtų username, arba galiu rašyti vartotojo vardas, input type lygu text ir name, tai yra bus mūsų post kintamasis, kuris bus įvardintas kaip user. Taigi nauja eilutė ir tada slaptažodis, žinoma. Taigi naudosim taipogi input type, šiuo atveju password, kad nematytumėm slaptažodžių įvedimo laukose, ir name bus pass, sutrumpintai password. Ir taipogi mums reikės submit mygtuko su reikšme prisijungti ir uždaryti formą. Taigi, dabar turime štai tokią formą. Galim čia padėti po brickrow HTML komandą. Tai būtų taip, kad gražiau atrodytų. Taigi čia vedam mūsų vartotojo vardą, o čia slaptažodį. Taigi, dabar galėtumėm apsibrėžti kintamosius, kad būtų lengviau programuoti. Taigi, user kintamasis bus lygus mūsų post user kintamui. Ir pass, tai yra mūsų slaptažodis, bus lygus post pass kintamui. Ir dabar gausime šiokias tokias klaidas, kadangi mes nesam sukūrę šių kintamųjų, taigi reikia įvykdyti formą, kad jie dingtų. Kad tai ištaisyti, mes sukursim sąlyginę sakinį, tai būtų if is set, ar yra nustatytas kintamasis, sakykim, user. Taigi, jeigu mūsų kintamasis user yra nustatytas, o jis bus nustatytas tik įvykdžius formą, tai šiuo atveju mes nematom, o įvykdžius formą jis gauna tuščias reikšmes, kadangi nieko neįvedėm. Galima daryti daugiau tikrinimų, bet jau šito nepasakosiu, nes viską papasakau praeitoje pamokoje. Taigi, taipogi mes žinom, kad mūsų slaptažodis bus koduojamas MD5 funkcijos pagalba. Taigi iškart galim ir prisiskirti, kad būtų iškart nurodyti aiškus kintamieji. Prisijungsiu prie domenų bazės su vartotoju Laimonas, kuris iš praeitos pamokos turi slaptažodį 1, 2, 3, 4, 5, o čia yra jau užkoduota versija, kurios negalima iškoduoti, todėl negaliu parodyti konkrečiai, kaip yra, tiesiog reikia atsiminti. Taigi user bus Laimonas, o slaptažodis bus 1, 2, 3, 4, 5.
Po to galim pradėti jungimąsi į serverį, tai būtų connect to server ir susikursiu kintamai, tai yra connection sutrumpintai, prisijungimas ir naudosim MySQL connect funkciją. Jungsimės į vietinį tinklą, tai yra localhost, su vartotoju user ir be jokio slaptažodžio. Tada galim daryti tikrinimą, jei ne tai yra jei neprisijungė, tada galim rašyti die, tai yra nutrauks visus veiksmus nuo šitos komandos pabaigos ir mūsų išvedimo žinutė could not connect arba nepavyko prisijungti, čia kaip kam patogiau, MySQL error funkcija, tai yra klaida, bus nurodyta klaida, kodėl neprisijungė. Ir viskas šitoje dalyje. Tada mums reikės pasirinkti duomenų bazę. Tai šiuo atveju MySQL select db funkcijos pagalba, kurie nurodysim duomenų bazės pavadinimą ir prisijungimo kintamai. Arba galim, žinoma, rašyti visą šitoje vietoje, bet tada būtų reikėjo rašyti ir šičia, ir visur kitur. Taigi tai yra labai patogi, labai patogus būdas rašyti, programuoti įvairias programas. Taigi, dabar mums reikėtų patikrinti, ar mūsų įvesti kintamieji egzistuoja duomenų bazėje ir jeigu ne, kad gautumėm išvesties klaidą, kad yra neteisingas vartotojo vardas ir slaptažodis. Taigi, check or exists, taigi, ar egzistuoja toks vartotojas su tokiu vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Taigi, čia reikės mums daryti tikrinimo sąlygą. Tai būtų MySQL numRows, tai yra suskaičiuoti eilutes, o po to reikės naudoti MySQL query funkciją. Taigi, tai bus štai taip ir dabar galvoju. Po to, gerai. MySQL query, select žvaigždutė, tai yra pasirinkti viską iš users, where mūsų vartotojo vardo laukas, tai yra username, lygus mūsų vartotojo vardo kintamajatoje user, kuris yra priskirtas post kintamajam aukščiau. Tada and, tai yra ir password lygu pas. Tai yra vėlgi mūsų paskintamasis iš aukščiau. Štai taip. Gerai, šita sąlyga veikia taip. Jeigu jis randa duomenų bazėje vartotojo vardą ir slaptažodį vienoje eilutėje, tada jis gauna true reikšmę ir vykdo šitą kodo dalį. Tai būtų user exist. Tai reiškia, kad vartotojas toks egzistuoja su tokiais duomenim. Else, tai yra kitų atveju. Wrong username or password. Tai yra blogas vartotojo vardas arba slaptažodis. Ir tada mes norim išvesti klaidos žinutę, tai būtų neteisingas vartotojo vardas arba slaptažodis. Ir galima įterpti keletą naujų eilučių. Gerai. Jeigu toks vartotojas egzistuoja, mums reikėtų naudoti ciklą, kuris paimtų visus duomenis pagal mūsų
kitus vartotojo vardą ir slaptažodį iš tam tikros eilutės ar lentelės, šiuo atveju tos pačios lentelės. Taigi, tam mums reikės susikurti result kintamai, kuris bus apibrėžtas kaip MySQL query funkcija su užklausa, kuri taipogi bus tokia pati kaip šita, kuri paima iš tos pačios lentelės visus duomenis ir juos priskiria tam tikriem kintamėjim, šiuo atveju ir sukurs sausainiukus, kitaip žinomus kaip cookies. Taigi, tada naudosime ciklą while ir susikursime kintamai row, tai yra įrašas, kuris bus lygus MySQL fetch array komandai ir result. Tai reiškia, kad jisai kartos ciklą tol, kol baigsis įrašai pagal mūsų duotą užklausą. Ir čia bus mūsų ciklo vykdymo dalis. Šiam atveju mes dabar naudosim expire kintamai, tai yra kada jis pasibaigs, čia bus nurodytas laikas, kada mūsų cookies bus sunaikintas po kiek laiko. Taigi time plus 60, tai yra 60 sekundžių, padauginta iš 60 minučių, padauginta iš 24 valandų ir padauginta iš 30 dienų. Taigi mūsų šitas cookies, tai yra sausainėlis, galios 1 mėnesį. Po to mums reikia, žinoma, nustatyti mūsų sausainį ir jo reikšmes. Tai būtų, čia nurodom visų pirma mūsų sausainio vardą, tai būtų UID. Po to nurodom jo reikšmę, tai būtų row UID, kas būtų paimama reikšmė iš mūsų duomenų bazės, kur yra pagal šitą užklausą. Čia yra lentelės users laukas ID. Tai šiuo atveju mes įgausim kažkokį tais ID skaičių. Ir po to, žinoma, nurodom dar expire kintamai, kuris nurodo, po kiek laiko cookies bus ištrintas iš jūsų kompiuterio. Taipogi galima šitą visą rašyti čia, bet taip yra patogiau po to keisti laiką, jeigu jų to prireiktų, žinoma. Ir po to, žinoma, galima būtų atspausdinti, kad pavyko prisijungti, tai tarkim prisijungėte sėkmingai, tada galim nurodyti paryškintą row kintamai username, tai yra šito lauko reikšmę gausim, tai bus mūsų vartotojo vardas, ir uždaryti pareikškinimą ir galima pradėti iš naujos eilutės, kad gražiau atrodytų. Taigi, jis prisijungė ir galim turbūt jau patikrinti, kaip čia kas veiks. Dar mums reiktų šitoje vietoje uždaryti prisijungimą prie serverio, tai būtų MySQL close connection funkcijos pagalba, ir galim pažiūrėti, ką turim. Ir mes turim nereikalingą figūrinį skliaustą kažkur tais. Taigi 17 eilutėj būtų, praleidau paprastą skliaustelį. Gerai, galim patikrinti, kaip dabar veikia. Ir štai neteisingas vartotojo vardas ir slaptažodis, kadangi buvau vykdęs formą. Taigi, įėjus pirmą kartą matysime taip, įvedu bet ką ir jis sako, kad neteisingas vartotojo vardas ir slaptažodis. Tarkim, įvedus
Laimonas ir, kaip minėjau, slaptažodis 1, 2, 3, 4, 5, jis turėtų prisijungti. Rašo, prisijungėte sėkmingai. Kaip dabar naudoti mūsų cookie? Galim visų pirma patikrinti, ar jis tikrai susikūrė. Tai būtų, rašysim kintamasis cookie. Jo vardas, kurį sukūrėm, tai būtų UID. Ir čia dar galim parašyti echo, kad atspausdintų mums jį. Taigi, mes jo nematom. Tai reiškia, kad mes neprisijungiam. O mes neprisijungiam. Nežinau, kodėl, pabandykim dar kartą. Laimonas, 1, 2, 3, 4, 5 ir prisijungti. Turim cookie ir įėjus dar kartą jis vėl dingsta. Ai, jis nedingsta. Jis tiesiog yra atspausdinama šitoje daly, o šita dalis reiškia, kad ji yra vykdoma tik įvykdžius formą, o ne atkrovus puslapį per naują. Tai tarkim, jeigu aš atspausdinčiau čia, įėjus mes matom, kad yra kintamasis cookie priskirtas kažkokiai tais reikšmiai. Taigi, ką dabar mums reikėtų daryti? Kadangi mes esam prisijungę, mes nebenorim matyti šitos formos ir mums reikės naudoti šitą cookie visur. Tam mes šiame cikle, kur sukuriam šitą sausainėlį, tai yra cookie, galim susikurti kintamai user ID, kuris bus lygus mūsų row UID. Tai yra mūsų sausainio reikšmiai. Tai būtų, kaip mato, čia priskiriama jo reikšmė, taigi jisai bus priskirtas lygiai tam pačiam. Ir šita dalis, neužmirškim, kad yra vykdoma tik įvykdžius formą. Taigi, sekantį kartą įėjus per naują, išjungus kompiuterį, jungus, tarkim, šitos dalies nevykdys, vykdys iškart šitą dalį. Taigi, čia mes turėtumėm tikrinti if is set mūsų cookie UID, tai yra jeigu nustatytas mūsų cookies ID, tada mes priskiriam user ID kintamui cookie UID reikšmę, tai yra sausainėlio reikšmę. Tai tiek. Tada mūsų prisijungimo formai mes turėtumėm daryti tikrinimą if is set user ID, tai yra jeigu yra nustatytas mūsų user ID, turi kažkokią tais reikšmę, reiškia mes esam prisijungę, vykdom šitą dalį. Kitu atveju mes atspausdinam prisijungimo formą, kadangi nesam prisijungę. Ir čia galim parašyti echo hello. Ir dabar visur po šitos vietos, tai tarkim toliau nuo šito galima naudoti šitą user ID kintamai, prisijungiant į duomenų bazę ir surandant tam tikro vartotojo duomenis ir atspausdinant juos su select funkcijos pagalba. Ar kitaip valdyti duomenų bazę. Taigi, patikrinkim, kaip dabar tai veiktų. Kaip matote, esam prisijungę ir jisai mums rašo hello. Ir mes dabar dar sukursim atsijungimo nuorodą. Tai būtų href ir klaustuko ženklas ir logout kintamasis. Tai yra atsijungti. Štai taip. Štai matom savo kintamai, jį paspaudus kol kas niekas nevyksta, tik atsiranda get logout kintamasis. Taigi, kad jį panaudoti, mes eisime patį viršų, kad jisai vykdytų be jokių kintamųjų šitą ir ištrintų konkrečiai mūsų prisijungimą. Ir būtų naudojamas pirmas, kadangi jis turės naudoti cookies, o cookiai turi būti pačiame viršuje virš HTML kodo, negali būti jokių tarpų ar dar kažko. Tai jeigu, tarkim, va šitoje vietoje parašyčiau echo, mes gautumėm klaidą, kad šitas
header jau išsiųstas, tai yra, net nežinau kaip lietuviškai paaiškinti, tiesiog, kad duomenys apie failą jau yra išsiųsti ir mes negalim sukurti naujų kintamųjų. Gerai, logout, taigi if is set mūsų, kas čia dabar, if is set get logout kintamasis, tai yra mes paspaudėme logout nuorodą, tada mes turėtumėm ištrinti savo sausainėlį. Tam mums reikės sukūrimo sausainėlių eilučių, tai būtų expire laiko ir sukūrimo funkcijos. Išsikopijuojam ir galim įklijuoti čia. Gerai. Dabar mums viskas, ką reiktų padaryti, panaikinti šitą, kadangi mes šito kintamojo šitoje vietoje negauname, ten buvo cikle, tai ten buvom gavę, tiesiog paliekam tuščią ir vietoj pliuso padarom minusą, tai yra būtų nustatys tam pačiam kukiui šitą laiką. Tai gautas, kadangi mūsų kukis prieš tai turėjo, sakykime, valandą, tai yra 360 sekundžių su pliusu. Po šitos eilutės jis atims taipogi, sakykime, 360, nors čia bus daug daugiau, kadangi čia yra mėnuo, ir mes gausime 0. Jeigu bus jau anam sausainėliui kažkiek praėję laiko, o taip garantuotai bus, taigi bus, sakykime, 500 ar daugiau, ir mes gautumėm minus 100, kas yra irgi reikštų, kad mūsų sausainėlis jau turėjo būti sunaikintas ir jis bus sunaikintas iš karto po šitos eilutės. Patikrinkim, paspaudžiam logout ir kaip matot mes atsijungiam. Čia žinoma dar būtų galima padaryti tikrinimą or arba ne. Štai šį čia geriau. If arba ne, visgi gal ir gerai bus. Or nenustatytas, tai yra kintamasis logout. Turbūt taip. Bijau pameluoti dabar. Kažką praleidau. Laužtinis kliausta. Taigi, kaip matom, mes gauname formą, kadangi turim logout kintamą. Jeigu neturėtumėm logout kintamą, jis rodo prisijungęs. Tai reikštų geriausiai būtų tada, kaip ir maniau iš pradžių, tikrinti viduje šitą. Gal ir galima kažkaip pataisyti šitą, bet dabar per daug nesigilinsiu. Taigi, if nėra nustatytas logout kintamasis, tada jis mums atspausdins mūsų hello žinutę, kadangi nėra atsijungimo puslapyje. Else jisai mums turėtų atspausdinti taipogi formą šitą. Štai taip va. Ir dabar viskas bus puiku. Taigi, mes nesam prisijungę ir nematom formos. Mes prisijungiam ir matom, kad esam prisijungę. Ir paspaudus atsijungti, mes iš karto atsijungiam ir matom vėl formą. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu iškiltų klausimų, galit komentuoti žemiau, pasistengsiu visus atsakyti. Šis failas bus prisektas mano tinklapyje, nuoroda bus aprašyme. Jei nepaspaudėte subscribe, paspauskit ir iki.